Labas visiems, kas įsijungėt pirmąją pilotinę seriją Melago kauliukai. Taip, čia žaisim Melagio kauliukus, kviesimės į svečius ir bandysim gal net padaryti visą lygą arba kokį turnyriuką, tai turėtų būti visai smagu. Mūsų tikslas, kad šitas žaidimas patektų į olimpines. Jeigu breakdance'as gali patekti, šitas daugiau šansų turi patekti. Pasimokykit, pažaiskit namie, pamatysit, žiauriai, fun. Tai va, šiandien esam beje ypatingai lokacijai, ne šiaip kokioje ten neįdomioje studijoje ir pasvariu namie. Gražu. BO bare, Blue Orange. Taip, legendinis baras naujose patalpose, bet jau, manau, visi žino, kas nežino, tai ateikit sužinoti, čia žiauriai cool. Ačiū, kad šiltai priėmėt ir keliavom į seriją. Šiandienos pirmas svečias, komikas Deividas Liudvinavičius. Čia aš. Kaip save pristatytum, jeigu tave pristatinėtų normalioje laidoje? Normaliai laidoj. Ką žinau, visuomenininkai. Nežinau, šiaip jau pabiški pradėjau nebijoti to žodžio, kad komikas, iki dabar bijojau. Nes pasakydavo komikas, oi! Blogiau negu menininkai. Yeah. Ne, net blogiau, aš prieš menininkus nieko prieš net. Ne, tai jo, tai ką žinau. Tiesiog, linksas laikydas. Ne, esu. Kaip pristatytum normaliai laidoje, jis kaip kitas pristatytas. Esu linksas vaikinas. Mano gyvenimo moto, imk viską iš gyvenimo kaso akciją. Gyvenk ir žvenk. Imk viską kaso akciją ir štai jis mūsų laidoje. Jei jinai man pasakys kitas, aš ją parduosiu, na. Kaip žaidžiasi Melagio kauliukai? Paaiškins Mindė. Hei, sakai, nori išmokti žaisti Melagio kauliukus? Na, tai sudėtinga, nes taisyklių variacijų yra labai daug. Bet mes žaidžiam pagal LMKL, Lietuvos Melagio kauliukų lygos, oficialias taisyklės. Netikrinkit tą lygą, tikrai tuoj bus. Norint žaisti Melagio kauliukus, reikia draugų. Geriausiai žaidžiasi 3-5 žmonėms, bet kuo daugiau, tuo smagiau. Kiekvienas iš jūsų turi turėti 5 kauliukus ir 1 puoduką. Na, o žaidimas labai paprastas. Ridenat kauliukus. Ir spėjat, kiek kokių kauliukų yra išridenta iš viso. Tarkim, aš išridenau štai tokius kauliukus. Priminsiu, mes žaidžiam su Wild Ones taisykle. Tai reiškia, kad vienetas gali būti bet koks kauliukas. Tuoj viską paaiškinsiu. Šiuo metu esu išridenęs vieną vienetą, arba 2 dvejetus, arba 2 trejetus, arba 1 ketvertą, 2 penketus arba 2 šešetus, na viskas aišku, ne? Tuomet aš pasižiūriu ir spėju, kiek kauliukų gali būti ant stalo. Tarkim, šiuo metu žaidžiam dviese ir aš spėju, kad ant stalo yra kokie 3 trejetai. Tuomet kitas žaidėjas gali atlikti vieną iš 3 veiksmų. Padidinti statymą, abejoti mano spėjimu arba sakyti lygų, bičiuli, lygų. Didinti statymą reiškia padidinti kauliukų vertę, pavyzdžiui, 3 ketvirtai, 3 penketai, 3 šešetai arba kauliukų skaičių. 4 vienetai, dvejetai, šešetai, 5 penketai, 6 šešetai, na tiesiog daugiau kauliukų. Jeigu jis didina žaidimą, tuomet ėjimas pereina kitam ir jis vėl turi 3 pasirinkimus. Jeigu žaidžiam dviese, taip viens po kito ir keliam statymą, kol suprantam, kad tiek kauliukų būti negali. 7 ketvirtai meluoji. Jeigu kažkas pasako, kad meluoji, visi atidengia savo puodukus ir žiūri, kas buvo teisus. Pabandykim. Kaip manai, kiek kauliukų yra ant stalo? 5 penketai. Pažiūrėkim. Aš manau, kad tu meluoji. Wow! Na, pas mane yra 2 penketai. Pas tave 5 nėra. Tad 5 nėra. Ir už tokią melagystę jis netenka 1 kauliuko. Dar kart neatspėjęs, jis praras dar 1 kauliuką ir taip žais tol, kol kauliukai baigsis. Laimi žinoma tas, kuris turi, na, bent 1 kauliuką. Kitą raundą pradeda žaidėjas, kuris prarado kauliuką. Išskyrus, jeigu spėjai lygų. Jeigu spėjai lygų ir pataikai, tai būna retai. Todėl visi praranda po 1 kauliuką ir žaidimą pradeda kitas žaidėjas. Vienintelė išimtis, spėjant lygų negali prarasti paskutinio savo kauliuko, jeigu žaidžia daugiau nei 2 žmonės. Nes, na, tai kodėl aš turėčiau iškristi žaidimą? Dėl to, kad kažkas labai puikiai atspėjo. Oi, koks gudrus. Vienintelis dalykas, kuo mūsų žaidimas skirsis nuo LMKL taisyklių, mes turim dar vieną ypatingą kauliuką, kurį mes vadiname SHR kauliuku. Tai yra šudino šalies ruletės kauliukas. Iš 6 pusių tik viena turi vienetą ir jeigu išridini jį, pasisekė. Turi gerti pelyno arbatos šotą. Kaip ir visi, kas iškrenta iš žaidimo. Jūs nenorite iškristi šito žaidimo, o pamatysit iš mūsų veidų kodėl. Pelynas sveika. Išmokit žaisti, šiaip žiauriai smagu. Varom. Na tai kadangi jau žinome kaip žaisti, pradėkime.
Gerai. Kadangi svečias, tai manau pirmas, galite ir pradėti. Žaidžiu pirmą kartą, jie labai pasitreniravę. Turėkit omeny. Manau, kad yra 4 vienetai. Kaip visuomenininkas pasakė. Manau, yra 5 vienetai. Manau, yra 5 ketvirtai. Labai daug manimų. Manau, kad yra... Kiek 5 vienetai? Ketvirtai. Kur atmintis kaip žuvies. Manau, kad yra 6 ketvirtai. 6 ketvirtai. Manau, kad yra 7 ketvirtai. Manau, kad tu nenormalus, na. Manau, kad tu prisibrot. O dabar tu padarai klaidą. Ble. Manau, kad mūsų partija atsiribojo nuo tokių ir tiek nėra 7 ketvirtų. Pas mane 2. Nustebino. 7 ketvirtai, pas mane 3. 3, 4, 5, 6, 7. Eigi ševleit. Oi, duok kaulą. Vienas kaulą. Ir duok kaulą, ir jis kaulą. Nu ką, ar gersiu pelyną ar ne? Fu, blėt. Ką, fu, blėt? Nu, dar, kaip tik ne fu, blėt. Bet labai sveiki. Ai, palaukit. 5 ketvirtai. Gal 6 ketvirtai. Plečiai užkėlį, baisiai. 6 Nu, ne baisiai, palyginti. 6 Jis ketvirtai. pradėjo nuo 5. Nėra 6 ketvirtai. Nėra? Nėra tikrai. Pas mane yra 2. Mane vienas. 3, 4, 5, 6. Palauk. 3, 4, 5, 6. Brolau, kaltink tik save, kad aš nereikėjo ridėti. Nesąmonė. Pasikeičiu svečią ir pridinėję. Bent gerai, kad neišvisi vienetą. Kaip aš noriu, kad... Aš noriu, kad kažkas iš šitą. Aš irgi noriu. Nes aš pavošiau tą arbatą, tai... Padarom reakciją, nes Aistis sakė, noriu paragauti. Koks skonis tas pelyno arbatas? Galim. Davai, ateisi paragauti. Aš visada už tai, kad skriaus moterį ant kamerą. Labai gražus stikliukas. Čia mūsų operatoriai. Dabar. Tokia man pavės. Kur kaip šlikštų. Toks kur pusiau gurkus. Šiltas vadus mirda. Nu, gerai. Būk. Būk sveikas. Fainai, nes visi tikrai komentarė skėstų, kam čia reikia vaidinti net netikroviškai. Ateik pasakykime, Maika, kiek vertini šliukštumą nuo 1 iki 10? Jeigu lyginant su kokia pūdyta silkė, tai gal mažiau, bet šiaip koks 9. Ok, yra varto balėdė. You heard it, folks. Jeigu valgysit pūdytą silkę, užgerkit pelyno arba tavus. Gerai virškinimai. Reikia susijim, nes aš nenoriu tas arbatas. 4 ketvirtai. Bet 5 ketvirtai. Ačiū Dievui, kad permušiai, kur nes galvoju, sakysit, kad lygiai tai. 5 penketai. 5 penketai? Nu, nori pelyną. Gal aš meluoju? Žiūrim. Aš labai noriu, kad mes visi pašadą bengautum. 5 penketai? Aš noriu, kad jūs gautumėt pašaut. 5 penketai? Nėra 5 penketai. Nėra? Ne. Nėra? Ar tikrai? Pasiruošęs? Jo. Ta kauliuką arčiau pasilik. 2, 1, 2, Gerai. 3. 4. 4. Čionizai. Nu, visi žinom, ko šitas baigė. Pala, mes darysim tą. Nesąmonė. Let's go. Nu, aš Černiovskis. 2 vienetai, ką, nu, čia. 2 vienetai? Nu, pas mane taip, pas tave. Manau, kad daugiau yra negu 2 vienetai. Kiek 4 vienetai? Manau, kad 5 vienetai. 5 vienetai. Rizikuoju, žinau. Mano toks antras vardas. Geriam, karačiai. Blet, kaip jis pelyno arbatas norit. Kiek tu sakė? 5 vienetai. Nėra. Nėra 5 vienetų? Nėra 5 vienetai. Stebėk. 1. 2. Dabar šakė. Confidence is key. Jai! Get them. Bet man reikia norėjau taupyti kauliukus.
Bus juokinga, jeigu Aistė vienintelė, kuri atsigeria Peliną ir Patrikas. Ne, tai kažkuris vis tiek atsigeria. Kasparpis vis tiek atsigeria. Nu tai... Manau, kad vienetai. 4 vienetai. Jokauju. Vienetai. 4-6. Negalėjai tiesiog pasakyti, kad jis meluoja, dabar žaisti reikės. Tai 4 vienetai negali būti? Ne. Drąsiai. Nu prieš tai nebuvo. Kiek sakytų? 4-6. Gal 5-6 tai. Nėra 6 tikrai. Tikrai. Vienetų turėjo 6. Ai, jau tiksliai vienetai kaip valda. Na, jeigu sakai? visi kratai tinko. 5-6 tai nėra 6 tikrai. Nu, pas mane 2. Pas mane 3. O! Tai 5. Pas mane dar tai 6. Tu jau kauji. Reikia taupyti kauliukus. Var tikrai išvis. What the fuck? Bet tai mane seniai viskas, šagis tai bus. Ai, čia dar reikia slėpti, kiek kauliukų turi. Ne, nes užsimiršta paskui. Ja, bet ką? Liko ant stalo 10 kauliukų. Pam. Gerai. Aš manau, kad yra 7 vienetai. 3-4. 4-4. Sakė 7-4. Ne, 3. Na gerai, aš kur čia būdą ir tai aš jau svajoju. Čia aš ar man apsivostęs? Man vėliau hitina. 4-5. Nu, tas nesuktas, pareik daugiau. 6-4. O čia tai... Tu pats tiki to, kas? Taip. 7-4. O tu tiki to, kas sakai? Ne. Nes aš tavim irgi netikiu. Nėra tiek. Tai jau ką, Nėra pas mane vienas. 7-4. Seniai, aš kadangi išritau 2 vienetus, tai čia 2 valdai. 3. 4. Nu, Ne vieno 4 ant stalo. nu. Ne, bet aš man dažnai valdų buvo. Nes ką, aš jaučiu, kad aš... Aš tikrai išriš seniai. Žiūrėk. Dėmės. Nu, maldauju, išrenkit kažko, man reikia dramą iš to video. 5-5 tai. Drąsu, vienok drąsu. Tarsus kai Landsbergis. Palauk, iš 9, kaulių. 5-5. Jis nori to pelyną. Ja. Kaip manai, girdom pelyną? Aišku. Nėra. Nėra. Nors pas mane 2, bet 5 ne. Man nei vieno. Eikts, na, aš irgi neturiu nei vieno. 5-5 tai kai 9 kauliukai ant stalo labai gerai. Bet 6-4 tai buvo. Bet, nu jo, tipo, bet Čia- labai aukštas kopas. Nu, davai, jis taip nori. Tikrai bus. Ai, seniai, yra tas vienetas. Ai, yra. Ble, kažkus kauliuką apkyti. Va, kaip įrodymą atvirčiam virš. Kiek kauliukus turit? Visus. 8 iš viso, tai... O, kurpė. 6 vienetai. 3 vienetai. 3-6. 3 vienetai? 3-6. 3-6. Mažiausiai. Nu baig, kaip mu. 4-3. Iš kiekvieno mano žvengė, bet nors aš 2 kartus neprapisau. Nu, už tokius žodžius. 4-3. Tu manai, kad ir 4-3. Taip. Esmink dar vienetas skaičiuojasi. Lygiai. Oi, kaip ne. Kiek 4-3 sakiau? Pas mane 2. 3. Nesvarbu. Kiek vis dar? O, blava. Bet čia toks jau klausina buvo. Norėjau 4-6. Nu ką, čia Nieko, Marius, tiesiog speedrunina, kad greičiau didelė čerka. Ką? Ble, rimtai, aš dabar labai arti esu pelino kvapo. Mes matom, kad tu nori. Tiesiog noriu vis laik pirmas pradėti, tam nupisinėti. 2 dvejetai. 2 Kaip greito primau, ne? 2 dvejetai. 2-6. Su 6 gerai. 2-6 tai? 3-6. Ble, kaip aš nežinau, ką sakyt. Nusakyk, kad Tiesiog Pelino istorija nori vis- pradeda. Šiaip man yra buvę mokykla ant to, kad... Kaip man buvo? 3-6. Nu. 4-6. Ne, nesakyk, nes tada man reikės. 4-6. Param. Sudėtinga darosi. Pas pripažinsiu, jaučiu įtampą. Man atrodo, pas mane vienas kauliukas. Ir aš pasakysiu lygiai, tai negali prapisti.
Ne, palauk, tu prarasi. Paskutinio negalima ant lygiai. 1-1. 4-6, tai sakai, ne? Kaip aš jumis nepasitikiu. Pasirodo. Galvoju, tokie visi čia fainis žmonės. Nes tu man liepei, sakai. Ble, davai lygiai. Kiek lygiai? Lygiai 4-6 tai? Ble, bijau, kad daugiau bus. 1, 2, 3, 4. 4. Nu, Pasink savo Maksen. 5, kad čia mums nebus. Skolintuon. Neškite šotą į studiją. Ta didesnį. Čia įdomu vadėlį, ar būčiau šiandienis. Būtų. Čia yra pelino arbata tikrai. Nu, manau, iš reakcijos matysis, kad ne viską šoka. Nu, davai, už prenumeratorių. Kada pačių žmonės kantis patina. Labai šlykštų. Nu ką, lieka. Gerai, kam čia pervaidinti? Tikrai nieks netikės, kad tai blogai. Lieka tas skonis, eik tu nahui. Karočią, greitai tada sudaužau 2 vienetai, na. 2 vienetai. 2 vienetai, ne? Nu. 2 vienetai. Dabar žinau, kodėl sunku. 3 vienetai. Tai aiškiai, vienetai iš vienas pabuvau. 3 vienetai? Taip. Nu, gal 3 trejetai. Nėra. Nėra? Ne. Pas mane yra, o pas tave. Nėra. Kurva. Da. Oi, jau galvoju. Jau buvo. O tai palauk, aš irgi ar turėsiu pralaimėti, ar ne? Taip. Ne, tai vienas pralaimėtas tik tai visame žaidime. Ne, vienas Laimėtas, laimėtas. laimėtas, ja. Kaip ir gyvenime. Palauk. Let's go. Bet vis dar purto. Tavas švedė, ja. 2-6. Nedurnas. A, ne? Nu, man taip sako. Mažiau tu mamą tikėk. O gal tada kokie 3-6? Fuck. 3-6, tai ne? Fuck. Nėra. Nėra? Pas mane 2. Nu, blėt, nežinojai, blėt, žinojai. Nu, Per drąsiai, aš to vietoj būčiau melavęs. Nu ką, šiam drąsuoliai pelino šotas. aš nežinau, ar man su kapom gert ar ne, nes kapas tai liks skonis. Tada su. Siūlyčiau užsimti, aš tikrai liks skonis. Mano gerkliai vis dar liks skonis. Nu, pala, davai dėl kompanijos, jeigu išridenu, tai kad neskriau svečio vienas. Šitą iškirpsim, to nebuvo. Tai aš moku rident gerai iš tų. O, tau daugiau dar. Nu, įsiprašiau iš tiesų. Fuck. Davai. Ačiū už gerą partiją, už sveiką skrandį, karočią. Nelaikyk burnoj. Užsigerk ant pasų, Dieve. Kas šlikščiausia, kad lieka tas skonis. Žinai, aš kaip ir kartais pagalvoju, kad gal nesigailiu, kad breakfastą Ai, tu nepadaro. na, kas čia buvo? Virškinimas geras. Atnešti vidėlio, kaip susivalyti. Man jau atrodo, kad biškai lipa atgal. Tu nahu, kaip šlykštų. Gerai, moralas turbūt šitos serijos yra hebra. Neteikit Rūpinkite skrandžio sveikata, nes reikės gerti pelyną rimtai namie. Ta prasme, Šiaip visi namie, kas esat, pabandykit, nueikit į vaistinę, jie vaistinį parduoda. Pasibandykit, paragaukit namie, pamatysit, kaip šlykštų iš tikrųjų. pasakysiu tokį dalyką, kol dar net pyliau. Ta prasme, labai šlykštų, nahu. Ta prasme, aš galvau, kad tiesiog ir neskanu, bet jisai yra, jis kūro graužia, atrodo, jis toks rūkštus, toks kūro kartus, va, kartus, matas žodis, jo. Nes jis vadinasi, Toks, taip, aš net pradžiai pusė norėjau ir man liko burnoj ir aš galvoju, pilsiu tikrai. nes jis ir vadinasi, tipo, kartusis kėtis arba pelino arbata, pelino medis, kažkaip ten auga. Ble, seniai, koks Kas garsys buvo yra. pirmas žmogus, kas šitą paragavo ir dar kitiems sako, kebra, žinai ką? Kodėl viskas, kas sveika ir neskanu, na, visų pirma. Kas galėjo atrasti, kad šitas yra sveik? Kūro, bet toks šlykštus, ta prasme, aš galvoju, kad jis tiesiog yra, tipo, nu va kaip ir Aisai galvoju, kad tipo, jisai yra tiesiog neskanus dalykas. Ne. Pizda, jisai turi
jis turi savį nuodūną, atrodo, jisai įlenda į tavo liežuvį, į tavo skonio receptorius ir tavo gremžia. Tavo liežuvis ir skardas dabar galvoja, ką tu seniai, ką mes tau padarėm, seniai, kad mūsų nemėgsti. Ir dabar liežuvio likęs tas. Gerai, ačiū Kebra, kad žiūrėjot, paragaukit pelino arbatos, ačiū Deividai, kad atvyko į pirmąją pilotinę šios laidos seriją, garbingai priėmė iššūkį, išgėrė kartu į kėtį pelino arbatą. Pasakyk žmonėm, kurie nedaug žiūri šitą kanalą, kur tave galima rasti, pasireklamuok Raudonas kilimas tau. Sekit mane Instagram'e, Lizinavičius Deividas, taip pat ateikit į Open Mic'us, kviečiu visus į visus Open Mic'us, kurie vyksta. Taip pat turim savo YouTube kanalą, kur mes darome podcastą Faktas Seni kartu su Benediktu Drungėla. Tai žiūrėkit mano Instagramą, gal ne Instagramą, YouTube, gal paliks apačioj. Ir pažiūrėkite, dabar iškėpėm antrą seriją, tai jau kai žiūrėsit, greičiausiai, kad bus ir antrą seriją. Iki kitos savaitės, Kebra. Jo, iki. Все, давай.